Sveiki visi. Tai mes Albanijoje dar vis Vloriai. Šiandien atsikėlėm. Aišku, sakysi, tą patį maikę, ne? Trečią dieną. Bet šita yra lengviausia maikė. Ir aš ją kas vakarą skalbiu, nes skalbiankė yra, tai visus rūbus prasiskalbiam. Nes atsikėlė ir 31. Čia pusė 10 kažkur, nu tai žiauriai karšta. Žiauriai karšta. Nu, vidurvasaris, aišku, ir čia. Bet, nu, susitaikai su tuo dalyku. Nu, kažkaip keliauju toliau. Tai varom į Albanijos apačią. Paieškot naujų gerų pliažų, kurių dar nematėm. Ir pafilmuosim, kas ten geresnė. Himari, man atrodo. Turėtų būti toks pusiasalis yra. Turėtų būti labai gražu, kiek iš nuotraukų matėm paplūdimius, tai žiauriai gražu. Aišku, kainos biški brangesnės jau bookingo. Nu, bet nieko, vienai nakčiai ten sueis. Bet labai čia lėtai važiuojasi, Jėzau, čia buvo PM 7 kilometrai, tai 30 kilometrų mes važiavom, aš nežinau. Labai ilgai, nu. Valandą gal, jo, apie valandą. Kamštis, palei jūros tą kelią. Nu, žodžiu. Kas čia keliausai, apsišarvokit kantrybę, nes čia kilometras minutė. Taip vidutiniškai gaunas. Dabar tai aišku gaunas kilometras kokios 2 minutės. Nežinau, ar jūra matysis, bet turėtų matysis. Matys. O, čia geras vaizdas. Apie 300 metrų virš jūros lygio. 360. Ir kamštis. Per kažkokį kaimą kamštis, per kokį kaimą Vuno kaimas. It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. Girdisi garsas, turbūt girdisi. Čia kažkokie vabaliukai čirškia medžiuose. Aš turiu lekų. Kiek reikia? Lek. Which one? Lek, yes. How much? Person, 3. 300 leks. Bet tu neturėsi. One ticket, no problem ticket. Only am controlling billets. Nice, man. Thank you. Tai 500 paėmė už visus? Jo, vaikai nemokamai. Ai, tai 100 mažiau, ne? Sudedam gal. Pinigiukai. Lekė. Bilietas 300 lekų. Daviau 500, nu žmogui, suaugusiam, vaikai nemokami.
Daviau 500, sako gerai, čia aš vienas vadovauju, tai sako bus gerai. 100 lekų sutaupėm eurą. To the heart, and your touch is like fire that will burn my skin. I wish that I could say what I really feel, 'cause I'm Palaukim. yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed to be, but I am. I'm in love with you. Nebėgai, jisai eina. It's so hard Radai? to see you when you Gal are eik. with him. Čia gal gyvena? It's so hard to hear you when he makes you laugh. The ring around your finger is a noose around my neck that tightens with every hour and every day that passes by. If only you could see that it should be you and me, 'cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed to be, but I am. I'm in love with you. Štai kokia panorama. Tai žiūrus. Nutraukė kadrą kažkodėl. Numeris 2. Antras dūlis. Pavalgėm, žodžiu, vietiniai kavinukai. Užsisakėm ten tokių tradicinių visokių nesąmonių. Avieną kažkokiam ryžių pudinge. Nu, toks skonis ne kiekvienam turbūt. Nu, bet suvalgėm, ką žinau. Po to tie meatballsai buvo su fritkem, tai ten normaliai gal. Bet toks maistas labai labai paprastas. Aišku, čia vietinė virtuvė, ten tokia šeimos turbūt. Kainos tai panašios į Lietuvą. 8-9 eurų už patiekalą, bet jisai eina dažniausiai be salotų. Tai nori salotų, kai mes pratę lietuviai, tai turi atskirai imti. Tai dar biškį išbrangsta. Nu, tai bet čia tokiuose keliukuose, aišku, visokiuose, kur vietinės. Aišku, šitam kurortuose tai jaučiu dar brangiau. Faktas, kad brangiau, nes ten viešbučių restoranai dažniausiai būna pirmam aukšte. O, šunys. Žodžiu, čia į kalnus važiuojant kalnais, tai man vidurkį rodo 9 litrus. Nes čia, nu, greitis vidutinis, kiek čia rašo buvo. Vidutinis greitis 30. Nuvažiavom 101 kilometrą. Dabar yra Išvažiavę be 10 ryte. 15:3. Tu davai nemonotoniškai. O tai kaip atstandai. Išvažiavom kelintą mes ten. Gerai.
10 išvažiavom, dabar 3, nuvažiavom 100 kilų. What the fuck? Tai kiek čia gaunasi? Kiek čia gaunasi? 5 valandos 100 km, va tau ir greitis. Na, aišku, stom pavalgyti čia. Gal valandą plus minus, gal mažiau. Kamštis buvo labai. Kem minučių. Plus dar kamštis pusę valandą. Tai čia jo, kantrybės reikia. Atostogaujam. Aišku, tai tu čia gali biškį pasiliekt, bet tai pasigausi vietinius. Toks slunkius. Ir jie važiuoja čia 30, galima greičiau. Aišku, dar kame blogybė, tai mes esam su MS padangom. Biškį mašina plaukioja posūkiuose, stabiliai nestovi ir aukštas profilis, tai aš bijau, kad nepasikeistų padangų čia toj Albanijai. Nes turbūt sudils 36 dabar šilumos, tai ir slėgis baisiai užkyla, buvo 2,5, tai apie 3 gaunasi, kai kaista. Nu, bet nereguliuoju slėgio, nes po to naktį vėl atvės, tai ten po to nesąmonė. Ko laiko, to laiko. Jo, su lengvesnė, tai čia galima aštriau važiuoti, iš tikrųjų. Mašina. Žiūrėk, koks kelias bus. Čia. Bet čia nesuprasi, kalną ar žemyn. Čia palei kalną daug. O dabar palauk, reikia čia apsilenkt kažkaip. Žiūrėk, arklys. Tų gyvūnų tai čia irgi ant kelio pilna. Ir asilė yra, ir ožį yra, ir avių, ir karvių, ir arklių. Kačiukų, šuniukų. Kačių, šunų. Kačių tai ant kelio nelabai, nebent išklotinė. Žodžiu, tai va, kažkaip jo, vaikai zyzia, kad maudytis nori, tai bandom važiuot maudytis. Dabar šiaip ne taip reikėjo užmigdyti po pietų. Vienas koma. Okei, pasifilmuosim pliaže gal. Nušviesam. Ateik, ateik. Ateik, ateik. Hello, esam Samili Beach. Samili tai nieko turbūt nesimato, o va čia. O čia Korfų sala. Žodžiu, šičia tai paplūdimiai perpildyti. Vien gultai ir brangus. Nes čia daug viešbučių, jo daug visokio turizmo, čia pats kurortas. 25 eurų už gultas. Gan daug, sakyčiau. Kai Glorija apie 5, man atrodo. Nu, ten tais lekais 5000 lekų. Ne 5500. Tai, nu, atvažiavom, nusimaudysim, važiuosim toliau ieškot nakvynės ir gal kito paplūdimio. Čia toks žvyras ir labai iškart gili. Nelabai patinka tokios vietos, labai perpildyta, daug žmonių, geriau tokie biški laukiniai paplūdimiai, bet iki kelių žadėjom davažiuoti, tai
Belė kiek žmonių, nu galimai galvoju, kad dėl to, kad šiandien sekmadienis. Šiandien sekmadienis, tai čia vietinių pilna ir vis toliau. Žiūrėsim rytoj, kas bus sekmadienį. Smėlis jau ant vandenio smėlis. Jis būna minkštas. Jo. Bora pliažas. Bora. Albanijos apačia. Ten kažkur Korfų sala Graikijos. Šitas sala. Tai saulėlį. Тихо. Dreba. Ateik čia. Aš drebu, mama. Ateik, arčiau ateik. Palydim saulę, eisim pavalgyti. Radom gerą bookingą. Miesto centre 50 eurų su parkingu. Antras parkingas, dėl kurio nereikėjo vargti per visą kelionę. Labai fainas namukas toks. Čia kokį 10 minučių iki paplūdimio. Jo, 50 eurų ir gera vieta. Pirmas aukštas, mašina prie pat durų, tai žiauriai patogu tiek daiktus tiek vaikščioti. Tai dabar galvojam, dabar čia 9 dienos pabaiga. Ir galvojam iki Lietuvos 2400 km. Galvojam, ar atgal per Juodkalniją važiuoti, ar per Šiaurės Makedoniją, bet turbūt Šiaurės Makedoniją pasirinksim dar aplankyt biškį, tai galvojam, ar rytoj išvažiuoti ir pabūt dar čia vieną dieną, ar poryt. Nes skaičiuojam apie 4 dienas kelio, taip nepavargstant. Tai žiūrėsim. Mes šeštadienį jau turim būti namie. Tai realiai turim kokią savaitę. 5 dienas, 6 gal maks. Nu palik, taigi nusiplaus, padėk. Tai nuspręsim šiandien vakare gal. Kaip čia padaryti, ne? Atsibodo keliauti ar ne? Neatsibodo. Reik kojas plauti ir viskas. Kojas plauti reikia. Labas. Ką reik padaryti? Reikia papau. Taigi nuplovėm ką. Toj saulė nusileis, gražus paplūdimys. Ar tu baigsi? Tarp kitko apie eurus ir lekus. Žodžiu, jeigu visur įmanoma Albanijoje atsiskaityti eurais, bet jie skaičiuoja vieną prie vieno. Nu, ta prasme, 100 lekų yra 1 euras. Jeigu tu keistum exchange, tai gautųsi 9,4 centai 100 lekų. Biškį praloši viens ant vieno, bet kai nenori grinų pinigų turėti čia tų vietinių, tai dzin. Bet jeigu duodi eurais, dažniausiai duoda gražą lekais. Tada lieka tų lekų ant smulkių išlaidų, vandens ir panašiai. Bet jo, aplamai visoje Albanijoje galima atsiskaityti eurais. Labai retas atvejis, kur kortelė, iš tikrųjų. Tai kas keliausi čia, tai turėkit omeny, kad korta retai, kur aišku, degalinės ten restikai, tai viskas gerai, bet tokios lokal vietos, kur ten... Bookingai netgi. Bookingai, tarp kitko, jo. Visi bookingai, kiek mes čia bookinom, tai visur kešas. Kešas, bet eurais ima, tai sakau, be problemų. Iš pajūrio su saulės palydėjimu. Vaikai dar maudos nešalta. Ir ties čia kelionės galas artėja. Tas galas tai kiek galima maks nuvažiuoti, o dabar bus kelias namo. Tai kelionė aišku dar nesibaigė, sakau, planuojam 3-4-5 dienos grįžimo, tai dar bus gal biškį kontento. Kažką pafilmuosim, kaip mes čia grįžinėsim. Gal dar kažką ir aplankysim.
tikslas pasiektas, buvo užsibrėžtas šitas taškas galas Albanijos. Čia graikų siena, gal už 30 km maksimum. Tai toli iš tikrųjų. Okay. Saulė žemyn. Ir laukit grįžimo atgal. Čia atėjom? Ko tu norėsi? Senos? Nu, už atostogų. Oi. Iškentėm. Su Kevinu. 10 diena prasideda čia. Butrins Ancient Town. Toks va dydžio, čia Akropolis, gal čia yra peisim. Daug laiko nėra, reikia važiuoti aukštyn. Dešimta diena, rytas karštas. Bet vis tiek kažką pažiūrėti reikia, ne? Taip. Tai einam aplankyti šitą objektą. Nufilmuosim kažką. Parodysim. O, pavyzdžiui, palmę kokią. Dronų negali. Medžiai tai išvis čia įdomus tokie. Tas garsas. Žinai, kas yra? Romėniška bunė. Gili. O dėl ko turi būti gili? Kad užpuotų tai. Dėl to, kad čia iš kalnų atbėga vanduo. Ir ten nubėga, galimai buvo grindis. Kur tu laipiai?
Nu, užlipo ir jis negali nulipti. Nieko neprimena. Lauro lapų medžiai. Kur sriuba ir troškinis visi verda. Geras. Kvepia jo. Troškinukas. Lauro lapas. Gerai kvepia. Man reikia, žinai ko, vieno gražaus į piniginę. Šitas tiks. Sako, laimė, nes aš jau turiu iš tikrųjų. Gyvačiūras. Va, vienas tigras. Duomenų nesimato. Iš Atėnų. Nekų Atėnų. Iš šito. Albanijos. Albanijos apačios. Nu, bet Atėnai jau nebetoli. Atėnai dar biškį pavažiuoti reikia. Ateikit čia. Jau važiuoja barža. Oba, žvynsis įsitėm. Reik susauti tokiam mediniam laivukui. Ne laivus čia kažkoks keltukas, visas siubuoja. Baisu. Buvo baisu.
gaisras kalnų. Eik tu sau, čia mes prie pat esam. Bet čia mato šviežias toksai. Liepsna netgi dega ir nedaug ploto kol kas dega, tai čia nesenai užsidegė turbūt. Čia baisiai atrodo čia iš tikrųjų. Nu tai ko tu nori? 42 šilumos, tai jau. O, ten dega. Rūgštus tėtis. Ne, čia tai gėlas. Ne. Tai dabar rankos mūrizinos, pupoliu. Graikijos pasienis su Albanija užkrito. O ten priekį jau Graikija už čia upė dar yra ir graikų siena iš tikrųjų prie pat per upę po dešinę, jeigu miški matosi. Nu čia atsibeldėm biškį, bet čia tokį lanką reikėjo užsukti pro Albaniją. Kito kelio nėra, nes čia, nu yra ten pro Tiraną, bet nenorėjom. Norėjom kalnų pamatyti dar ir dar. Tai čia važiuojam kokį minučių ilgiau negu ten pro Tiraną, bet dar vis mėgaujamės vaizdais. Kol įmanoma, aišku, Albanija, šitas Šiaurės Makedonija. Ten irgi kalnuota. Taip kad irgi, manau, dar iš kalnų tikrai neišvažiuosim iki pat Vengrijos. Serbija irgi kažkiek kalnuota. O ten va siena, man atrodo, buvo. Jo, galima kirsti čia kažkur, gal ir negalima. Nėra graikų vėliau, va. Ai, ten Albanų. Tai va, tęsiam toliau tripą. Čia jau link namo aukštyn važiuojam, tai sąnaudos nejokingos jau apie 8 litrus, bet čia kalnais dėl to turbūt. Ir vidutinis greitis km 8 tik tais, tai ne kažką. Nes va dabar rodo 100, wow! 107 km važiuoti 3,5 valandos. Tai jo, gan ilgai. Bet ką darysi? Smagus kelias, vairuojasi gerai. Iš mašiną užsikaprizino, AdBlue reikalavo, tai užpylėmės į AdBlue, tai viskas jai gerai dabar. Nemeta jokių čekų ir panašiai. Judam į priekį. Labai nuobodus kelias. Ne, blogai, nenuobodus, šiaip geras kelias, tai gal mes esam pavargę, tai, nes čia o dabar liko 100 km 2 valandos važiuoti, tai labai morališkai sunku, bet kelias tai labai geras. Nu, ta prasme, mocam jeigu, tai čia rekomenduoju, jeigu kas iki čia davažiuosit, SH75 kelias. Nu čia, jeigu mocu, tai 2 dienų gal reiktų tą kelią pravažiuoti. Bet čia smagu, mašinų nėra, ten 5 gal sutikom. Nu ir kelios gyvenvietės yra, tai čia laukymė tarp Balkanų, tarp kalnų, žodžiu, miškai. Įdomus, gražus kelias. Tik reikia jam laiko labai, nes, sakau, jisai ilgas ir lėtas.
Nu, lėtas, ta prasme jo, nes 100 km 2 valandas, tai skaitau lėtas kelias. Dabar čia geroji atkarpa, tai čia greitesnė, gali 105 varau, kiti daugiau varo. O ten, kur serpantinai, ten 30. Kiam, nu gali šiam kažkada važiuoti. Bet va taip. Jėzau, čia nukrisi. Bet tai čia naujai padarė, žiūrėk, kiek kalno nukasi. Oho. Investavo hebrytė čia kažkur lauko, aš nesuprantu kam. Susitikom vieną mašiną, bet ne 2. Toks nei tranzitinis, nei ką, važiuoja niekur ir baigęs tiesiog. Gal jie nori čia į Graikiją tranzitą padaryti, nežinau. Galimai, gal, turbūt, spėju. O, tai kai gerumo. Sakau, kelias tai šiaip įspūdingas. Bet kad iki čia davažiuoti, čia yra reikalų. Čia netoli Graikijos siena, iš tikrųjų, tai gal jie čia į Graikus tą kelią nori padaryti normalų, tokį tranzitinį. Šito kelio aukštis dabar yra 1,100 km, čia turbūt aukščiausia vieta bus. 1,104 metrai. Jo, dabar jau leidžiamės. Čia su mašina gali važiuoti. Albanijos ir Šiaurės Makedonijos pasienis. Siena. Šiaurės Makedonijos siena. Pasus turi? Kastum. Tiksliau čia dar turbūt Albanijos išleidimas. Policija. Sveiki atvykę į Makedoniją šiaurės. Ho. Mes pirmą kartą irgi. Praleido per sieną. Reikėjo draudimo. Žalios kortos. Bet viskas gerai. Tvarkinga. Niekur kitur neprašė, tik ant šitos sienos. Nežinau, ką jie ten žiūrėjo, bet pažiūrėjo, kad reikalingas. Sveikinas iš Makedonijos. Biškį nesklandumų čia buvo su tais internetais visais, nes kai mes pirkom Albanijoje kortelę, My1, sakė, veiks visuose Balkanuose. Tipo ir Makedonijoje, ir Serbijoje. Tai žodžiu, kirtų sieną dar kažkiek veikė ir po to viso, be interneto. Tai blūdėjom mieste, kol mes radom operatorių, kokį įsigyt. Tai pasakysiu, koks miestas. Ohridas. Ohrido mieste. Tai yra du operatoriai, T-Mobile ir A1. Tai mums ten parkingė vienas žmogus patarė įsigyti T-Mobile, tipo labai easy, ten 7 euriukai unlimited kortelė SIM interneto ir lengva ten, tai tiesiog pasą parodai, įsidedi kortelę ir viskas veikia. Tai nusipirkom tą kortelę, tada ieškom nakvynės, kol suradom nakvynę, sutemo. Pavargom čia 305 km visą dieną mielą važiavom, ten dar valgėm ir panašiai, tai tokia diena.
vien kelyje, tai biškį pafilmuota, kas kaip važiuota. O daugiau tai nieko įdomaus. Ryte tas objektas vienas. Ir viskas, einam dabar miegoti, čia esam tam pačiam mieste. Makedonijoje, rytoj gal važiuosim link Skopje, sostinės Makedonijos. Ir žiūrėsim, gal pasieksim Serbiją. Jau čia labai lėtai važiuosim per tos Balkanus iš tikrųjų, tai kai nėra autostradų, tai wow. Wow. Biškį taip nesitikėjau, bet kol kas viskas gerai. Tai okei. Šiandien tiek, grįžimas namo tęsiasi. Pasimatysim už kelių sekundžių rytoj. Kelias pasijūpais ir moto būsim kartu. Su tavim kartu. Prie tavęs prisiglausėję. Man labai sunku, kur tu pradingai. Sveiki. Makedonijoje keliaujam. Liūdnas vaizdas per langą. Kalnai dega. Nu bet ką darysi čia? Karštis daro turbūt savo. Nudega, vėl atauga, nudega, vėl atauga. Ir tai vyksta. Gal čia kažkas padegė, nes toks vaizdas, kad nuo kelio degta pradžia. Eina savo, dar ten viršui rūksta. Žodžiu, čia per Makedoniją biškį buvo tokių serpantinukų, pavadinčiau taip. O dabar autostradom mokamom važiuojam. Tai nebrangios, vietinė valiuta dinarais 30 centų kelias. 30 dinarų, ne centai, čia dinarai tiesiog. O jeigu eurais, tai biškį permokė. Bet galima atsiskaityti ir eurais. Turėjom šiam dinarų 2 kartus sumokėjom, po to jau teko eurais mokėti. Kelias neblogas, vietom 110, vietom 130. Link Skopje. Antras. Tai pasieksim Skopje, pasivaikščiosim ten ir toliau galvosim, ką toliau daryti. Judam pirmin, kaip sako. Skopje senamiestis. Architektūra tai graži. Ir visokių statulų daug. Ten liūtas. Tai žmonių statulos, vėliava. Žmonių kotais mažai, gal dėl to, kad karšta. Tai 30 kažkas. Jau patys turbūt žino, kas šitokį. Gražiai padaryta. Šiaip tai gražus toks senamiestis Makedonijos. Skopje. Čia naujas pastatas. Srauni upė gan.
Va, atvarėm pavalgyti. Tradicinis maistas makedonų. Čia gal nelabai. Va šitas. Pupelė su dešrelė kažkas tokio. Čia palauk. Molinis. Ar tikrai? Tokia va aplinka įdomi. Lubos. Savo kitchen. O, kai šilta. Realybė vėl smogė. Fainai, kad meniu yra va, visas. Be veidrodėlio. Va. Kokia religinga. Jo. Mama. Kaip didelis procentas čia gyvena, tipo Makedonija, Albanija. Jo. Labai. Wow. Čia absurdas. Čia ko ne didžiausias pasienis sutiktas kelyje. Tu savo kiek mašinė. Absurdas. Čia vienai bai. Absurdas. Netikra. Bye. Ne. Nu ilgai čia laukiam. 40 minučių. Kiek minučių, kur pasienį pravažiavom. Ai čia, ai dar ne Labai viskas. ilgai tikrino. Nu tai išvažiavam, tai tada kiti įsileis turi. Ne, čia tik vieną. Ai jo. Sorry. Susmaišiu. Dabar ko reikia? Interneto reikia, nes to baigsis. Serbija, labas. Operatorius naujas. Mes radom vairuotoją. Ingutis vairuoja. Man neįdomu tos autostrados. Man kalnų keliai geriau. Dabar nesimato, krūmai kažkokie, saulė šiaip ten leidžiasi gražiai. Tai mes Serbijoje važiuojam čia per visą Serbiją. Ten saulė, vėl nesimato. Vėl matos, vėl nesimato. Per visą Serbiją grubiai 600 km išilgai ją. Mokami keliai. Nežinau, kiek čia atsistos ją. Apie 20, sakai? Kažkas 20 eurų. Ir buvo planas gal Belgrade nakvot, bet pavažiuosim biškį toliau dar kokį už Belgrado 8 km. Novai Sadas vadinasi miestelis, radom nakvynę. Šiaip ten nebrangu, kem, šiam eurų. Pasėmėm už šiam tokį biškį prabangesnį. Bet šiaip čia pigiau negu Vengrijoje nakvot. Tai šiandien irgi kelionė autostradom. Kiek mes čia važiavom? Dabar 6. Total 4000 ir total 7,2 soliarkos į 100. Tai skaitau normaliai kaip su stogo bagažinė. Va, dar vienas checkpointas. Pinigėlius pasiėmau už kelią. Vėl kortelės. Turi? Ne, tai čia vėl dabar bus, kad išsimašai. Nemanau. A, jo, lapelį. Va, lapelį pasiemi. Pasimk iš karto. Nu, palauk, ne taip greitai. Nuskaito numerius ir važiuoji. Po to sekantis checkpointas būna sumoki už kelią su ta pačia kortelė.
Jo, tai, nu, ne, Labai nuostabu. ne taip nuskaitė. Žiūrėsim, kas čia bus. Ten dėdė vis tiek dirba. Dėdė dirba, gal sutvarkys. O taip vienas pravažiavimas buvo, ilgas gan pravažiavimas buvo 1800 dinarų. Kiek čia eurais buvo? 16 eurų. Nu tai ir dar ten tų checkpointų buvo, tai virš 20 eurų tikrai gausis per Serbiją pravažiuoti vienus kelius. Ir palengva grįšim. Nu tas ilgas kelias namo jo jaučiasi. Toks labai biški boring. Į priekį vis tiek įdomiau visos kelionės vyksta. Gražus saulėlydis. Bet čia dar šilta. Apie 30 šilumos vakare. 8 vakaro. Dieną tai 40. Wow. Visoj Serbijai vos ne. Tai aš nustebęs kaip čia karšta. Sveiki. Šiandien paskutinė 13 kelionės diena. Grįžimas namo, kaip sakau. Esam Lenkijoje. Kiecišė. Kiecikė, kaip tas miestas. Blemba, mūsų miestas tai sunku iš tikrųjų. Kelcai, netoli Kelcai miesto, čia įsikūrėm. Nakčiai pernakvot, nes vaikai pavargo, tai čia už Krokuvos apie 100 km link Varšuvos. Tai pernakvojam, vakar visą dieną važiavom, pravažiavom iš Serbijos, pravažiavom Vengriją, pravažiavom Slovakiją dar užkandom ir pasiekėm Lenkiją. Iki namų liko 600 km, bet kažkaip vaikai pavargę, dar pernakvojam čia. Tokiam name, neblogam. Šiaip faini apartamentai ten. Galėsiu užėjti pafilmuoti. Tai ir turbūt tiek šiandien 600 km vien autostrada ir namai. Vakar numinta 8,40. Total bus kažkur apie 5,5 tūkstančio. Tai dar apibendrinimą gal kokį padarysim. Kelionės, kiek kas kainavo iš tikrųjų šeimai. Baisiai nesišvaistėm, bet baisiai ir netaupėm, toks vidutinis variantas. Tai susiskaičiuosim viską, žiūrėsim, tokį ant galo vlogelio. Mesiu kažką. Kiek kas keliavo, kam kas įdomu, tai pasiklauskit, papasakosim šeimos nuotykius ir kaip keliaut, kokie niuansai ir panašiai. Čia toks kiemukas yra, tai faina vieta visai, 61 euras ir judam tolyn. Tokie tikrai neblogi apartamentukai. Ar bėgi, pavyksiu. Čia taip keliais laiptais į viršų. Dušas fainas, didelis. WC. Čia taip visą palėpė iš tikrųjų. Virtuvė didelė. Ikėja. Šeimininkė. Matosi, bet... Salionukas. Valgomasis. Ir dar miegamas.
Aišku, kaip visada filmuoju iš ryto, nes viskas matosi, bet viskas sujaukta. Nu, tai koks skirtumas? Esmė tokia esmė. Ir Lenkų kaiminystė. Aišku, tokia lokacija, kur nežinau, ką čia veik, bet pernakvot pakeliui važiuojant, tai gerai. Čia yra ta miestė, gal pamatyti kažką. Buklės visokių pridėta. Bet mums gerai ir pernakvot. Gerai. Einam krautis daiktus į mašiną. Ir judam tolyn. Pakavimasis. Trumpai apie pakavimas. Nes kiekvieną kažkur namą visko reikia neštis. Tai viskas yra sisteminta. Ten šalti produktai pajungti į elektrą. Visas kelionės metu šaldosi, kol važiuoji mašinai. Ir yra dar šalčio batarkė. Tai čia gerai veikia viskas. Čia vienur žmonos, kitur vaikų daiktai, čia mano. Hello. Čia elektronikos kuprinė, visokie kompai, powerbankai, laidai ir panašiai. Čia lauktuvių prisipirkom. Lenkiško vandens dar prisipirkom gražiuose bumbaliuose. O ten čia turistavimo viryklė. O šitoj dėžėje yra įrankiai visokie, jeigu mašinai kažkas. Arba taip kažką. Teko raktus ištraukti vienus iš pašto dėžutės, tai aš man panaudau. O čia sausas maistas. Nu, ta prasme, kur nereikia šaldytuvo visą kitą.